Pirmiausia, noriu padėkoti už organizavimą Poezijos pavasario, už galimybę pabūti su lietuviais gyvenančiais Punsko krašte, Seinuose. Tai visada yra didelė šventė. Ir prieš 10 metų buvau ir dabar. Randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikėsi, baisus košmariškas sapnas. Randa langą įsilipa, randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikėsi, baisus košmariškas sapnas. Iš tikrųjų, aš manau, kad jūs labai daug duodat Lietuvai. Stiprybės, požiūrio, pagarbaus į Lietuvą, jos istoriją. Ko Lietuvoje mes labai dažnai trūkstam ir tos stiprybės turime kur pasimokyti. Tai čia man visada yra tai malonu. Patirti, kad Lietuva, jeigu kartais netyčia pasibaigs patriotizmas Lietuvoje, tai mes turėsime kur atvažiuoti ir jo pasimokyti. Aišku, nedaug dievė, kad tai būtų. Kitas dalykas, tai bendrumos pojūtis, skaitant kūrybą, dainuojant dainas. Irgi pasijunti, kad esi savųjų tarpe, kad tos liaudės dainos, poezija yra suprantama, geidžiama, vaikai moka rimtai išklausyti, pabūti. Ir tie pakoncertavimai, susitikimai paliko labai gerą įspūdį. Aš netgi sakyčiau, kad pageidaučiau arba siūlyčiau, kad jie galėtų augti, plėstis iki tam tikrų kūrybinių laboratorijų, kad jūs galėtumėte išnaudoti mūsų atvykimą ar kitų rašytojų atvykimus ir organizuoti tokias literatūros pamokas su vaikais, pakalbant daugiau apie tai, kaip tie tekstai atsiranda arba kaip mes suprantame kai kurios lietuvių rašytojus, kaip mes suprantam poeziją. Nes vaikai tokie atrodo nedrąsūs, jiems šiek tiek nejauku paklausti. Ir visos lovos lyg ryto, pilnos baisiausių sapnų, kraujas aimanos ugnis ir juos sapnuot nesmagu. Ak, mano mergaitė, kaip noriu tave susapnuoti 10 000 kartų, sode skinančią obuolius. Kad poezijos pavasaris, taip nežymiai prasidėjęs, dabar skleidžiasi vis plačiau, vis gražiau. Ir šiais metais mes matėm naujus veidus, net žmonių atvažiavusių iš Lietuvos, kuriems šis kraštas yra brangus, kuriame yra pėdos jų artimųjų ir kartu pėdos gražaus mūsų krašto žmogaus Albino Žukausko. Ir toks šventumo jausmas apima tose renginiuose, susitikimuose su jaunimu. Ir graži mums dovana, mes galim tik pavydėti tokios dovanos, kokia buvo pateikta mums susitikime su gimnazistais, su moksleiviais ir su visuomenė. Tai tikrai yra gražios tokios dovanas. Ir tai liudija, kad mes ne atgal einam, o žiūrim viltingai į priekį. Kartu visi, kartu su mūsų poezija, su mūsų kultūra, su žmonėmis, kurie kūrė. Aš manau, kad šitas kraštas yra laimingas ir todėl, kad esi tu, Sigita, šitam krašte ir tavo pastangų dėka čia gražiai tarpsta lietuvių poezija. Ir mes visada su meilė ir šiluma, su pasididžiavimu kalbam apie Punską. Ak, mano mergaitė, kaip noriu tave susapnuoti 10 000 kartų, sode skinančią obuolius. Auštant pavargėlis sapnas, atsiremia į sieną laiptiniai ir susapnuoja mergaitę, rudenį skinančią obuolius. Aš labai seniai norėjau ir labai tikrai esu šiandien laimingas, kad galėjau pabuvoti Albino Žukausko tėviškai. Dar man tie įspūdžiai turbūt nesusiklosto, reikia laiko, kad viskas susiklostytų, tačiau išlieka vaikų akys, klausančios, norinčios girdėti
vaikų akys liko didelis, vėlgi mane ir įkvėpė ir Petro Lukaševičiaus entuzijazmas ir ta jo stiprybė ir tas svarbiausias tas turbūt įspūdis, kad bendrumo tas jausmas, kad esam kartu, kad esam viena tauta ir visai nesvarbu, ar mes už tos sienos, ar kitoj pusė. Į didelį pintą krepšį, perrištą mėlynų kaspinų, obuolius deda mergaitė, o sapnas laimingas kaip vaikas. Ak, mano mergaitė, esu tave jau sapnavęs ne 1000 kartų, pasislėpęs už kaimynų obels. Ak, mano mergaitė, esu tave jau sapnavęs ne 1000 kartų, pasislėpęs už